Šiandien laidoje auksarankiai. Stebuklingai greitai augantys gyvuliai mėsai ir ypatingi jų pašarai. Mitai ir eksperimentai. Pasivaikščiojimas po paukštienos perdirbimo fabriką ir kelios skirtingos nuomonės apie mėsos gaminių kokybę. Viena radikali, kad mėsos Lietuvoje išvis nėra. Kita – pačių mėsos perdirbėjų. O taip pat savo tapatybės atskleisti nepanorusių mėsos technologų. Išvadas pasidaryti galėsite patys. Ir išvis Lietuvoje maisto prekių parduotuvėse maisto prekių nėra. Yra tik tai surogatai. Duonos nėra, pieno nėra, produktų, aliejaus nėra, viskas čia yra surogatai. Jeigu apie mėsą paminėsim, tai mėsos jau senai nėra. Jeigu jūs klausėt ir jūsų nuostata yra, kad maisto produktai yra tik tai gavnopolį, tai aš tada jums neturiu ką atsakyti. Reiškia, jūsų protelis yra trumpokas, jau pasidaręs trumpokas. Praėjusiose laidose jau daug kalbėjome apie mėsos gaminių kokybę, tad pradėkime nuo trumpo patarimo. Ar žinote, kaip nustatyti dešros šviežumą? Paprašykite pardavėjo atpjauti nedidelį dešros gabalėlį. Pagal įstatymą jį jums negali atsakyti. Jei ant atpjauto gabalėlio išsiskyrė riebalų lašeliai, tai rodo, kad dešra pagaminta iš senos mėsos. Esant kelioms kontrolės pakopoms, gamintojas visada žino, kada naudoja pasenusią mėsą. Kiekvieno mėsos fabriko produktų sudėtyje nurodoma, kad pagrindiniai ingredientai yra kiauliena, jautiena ar paukštiena, bet realybė ta, kad užšaldytos odelės ar kitos mėsos liekanos, rašant sudėtį, taip pat gali būti įvardintos kaip kiauliena, jautiena ar paukštiena. Gamintojas lyg ir nemeluoja, kas paneigtų, kad kiaulės oda nėra kiauliena. Į aukščiausios kokybės dešrą dažnai dedama mechaniškai atskirta mėsa. Tačiau to vadinti mėsa liežuvis neapsiverčia. Didelės pramoninės pjaustyklės, vadinamos kuteriais, kaulus su mėsos atliekomis paverčia tiršta konsistencijos mase. Ta masė būna balkšvai pilkos spalvos. Ji būna maišoma su mėsos faršu ir dažikliais. Šviežias gamyklos faršas yra baltos spalvos. Būtent taip iš tiesų turi atrodyti faršas ir dešra. O technologai į sudėtį deda dažiklius. Tada faršas tampa įprastos rožinės spalvos. Malta mėsa Lietuvoje turi du standartus. Tai yra faršas ir yra malta mėsa. Taip ir vadinasi. Mėsos faršas ir malta mėsa. Taip patvirtinta yra standartais. Tai farše mėsos gali nebūti. Technologai į mėsos produktus beria krakmolą. Kuo daugiau krakmolo, tuo mažiau mėsos. Nustatyti, kiek jo yra dešroje, galite ir patys. Riekelę dešros susukite į vamsdelį. Jei jį sukant lūžta, krakmolo yra daug. Natūralūs riebalai geriau suriša dešrą nei krakmolas. Namų sąlygomis galite atlikti eksperimentą. Ant dešros kraštelio užlašinkite lašelį jodo. Jei lašelis nusidažo mėlynai, reiškia, krakmolo kiekis yra labai didelis. Štai grįžo mūsų ekspertas ir šį kartą jis padės mums nustatyti, kuri iš šitų dešrelių rinkinio dešra yra pati geriausia. Turime dešrelę, kuri yra netokios skanios spalvos, bet jinai skaitosi pati natūraliausia iš čia esančių. Parodau jums, kad žinotumėt. Ir turime dar vieną parūkytą dešrelę, kuri savo sudėtimi dar yra artimesnė natūraliam produktui. Visa kita yra pasibaisėtinos sudėties produktai. Taip kad ekspertas, prašom ragauti. Mūsų ekspertas, kaip matot, gurmanas, jam parūkytos skonio dešrelė malonesnė, bet natūrali, kuri guli štai per vidurį pati balčiausia, jos skoniui nelabai tinka. Nu ką, dėkojam. Kaip jums šita natūrali? Ai, šitą daugiau kramtyti reiškia turbūt dėl to jam minkštesnio skonio gaminys kur kas skaniau. Tai kaip jūs manot, šitoj sudėty yra kažko vertingo ar nieko nėra? O kaip jums tos natūralios dešrelės geros buvo? Turbūt esate girdėję siaubo istoriją apie dešras, kurios buvo gaminamos iš tualetinio popieriaus, o ryte paleidus stakles į dešreles patenka ir graužikų mėsos. Iš tiesų, tualetinio popieriaus dešroje aišku nėra, o ES reikalavimai higienai ir kenkėjų kontroliai yra labai griežti. Tad jeigu jūs apsinuodijote mėsos gaminiais, jums turi grąžinti pinigus ir privalo atlyginti ir moralinę žalą. Vietiniame maisto ir veterinarijos tarnybos skyriuje parašykite skundą, pridėkite čekį ir patį produktą.
Jei patikrinus bus nustatyta, kad dešra yra nekokybiška, atlygį gausite. Ir nuo šito maisto žmonės pradeda išsikimti. Atsiranda bailumas nepaprastas, dingsta verslumas, dingsta protavimo galimybės, fizinės galimybės žmogaus. Žmonės greitai sensta, greitai, bet svarbiausia, kad vienas kitą žudo, man tas patinka. Kuo daugiau tų visokių mėsos produktų, to greičiau lietuviai viens kitą išpjaus. Ar mėgstate apsipirkti turgeliuose ir mugėse? Ekonomijai užvaldžius visą pasaulį, apsipirkimas tokiuose prekybos taškuose taip pat labai populiarėja. Dar viena bėda yra, kad mūsų žmonės yra mulkinami ir mulkina tie patys prekybos tinklai, maisto produktų prekybos tinklai, kurie skelbia, kad ekologiškai švarūs produktai yra brangesni. Nesąmonė. Netikėkit jokių būdų. Ekologinis maisto produktas negali būti brangesnis jokių būdų, kadangi jo auginimo, apdorojimo kaštai yra 2-3 kartus mažesni. Taip, kad turi būti, jeigu ekologiškas maisto produktas, tai jisai turi 2-3 kartus pigesnis būti. Vilniui tai jūs turit visai neblogą Tymų turgų. Galit nueiti ten ir atrasti. Tačiau ar viskas čia taip gražu? Dabar atvirumo valandėlė Kaziuko mugėje. Ką perkam ir ką dedam? Pirkom dėl to, kad mūsų vaikas mėgsta nitratus tokius visokius, tai jam nupirkom. Mes jau valgom, mūsų amžiuje jau reikia valgyti sveikiau. Mes tokių neperkam, patys nevalgom. O čia sakot nitratus? Tai ne, žinoma. Žinom, kad yra. Kaip jau padaryti? Jaunimą grūdinam. O tokio kumpio nenorit? Nenorit tokio kumpio? Ne, aš noriu jūsų paklausti. Ką? Kuo prekiaujat, kaip sekasi? Gerai sekas, kaip kuo mėsytėm kaimiškom gaminiais. Ar jūsų čia yra pačių gaminta, ar iš kažko perkat? Taip, patys gaminam. Nebežinau, kiek dabar. O, sakykit, Viskas daugiau. kiek procentų konservantų ir pakaitalų? Negaliu, aš tam nepasiruošus. Nu tikrai. Šiaip stengiamės atsirinkti, kur nėra jų visiškai. Nes kiekvienas gamintojas turi tam tikrą asortimentą, kuriame tikrai nieko nededa. Šiaip netgi ir nenurodžius etiketės, tie, kurie prekiauna, labai mato netgi pagal mėsos struktūrą, kada yra įdėta pakaitalai. Tai apgaus vieną kartą, sekant kartą neapgaus. Ar paprastas žmogus gali atskirti? Šiaip sunku. Sunku tikrai. Ir va šiai dienai, kiek praėjo žmonių, tai 5% kažkiek nusimamo. O visa kita tik žiniasklaidos, tik savimonė yra išugdyta. Bet šiaip iš esmės nelabai suprantu. Gal pasakykit keletą paslapčių, kaip atskirti? Karšto rūkymo gaminių nepirkti. Trumpiausias tiesa. O kas su jais blogai? Yra technologijos, kurios nusipirka žmogus vandenį, pavadinta mėsa. Paprastai. Gal plačiau galit šiek tiek, čia labai įdomu. Gamintojai mane pasimerks negaliu, bet šiaip yra taip. Aš savo šeimoje karšto rūkymo gaminių nepirkti. Tai yra didžiausia terpė, kurioje galime daug ką pakeisti vietoje. Tas pats su vištiena ir kalakutija. Patarčiau pirkti ir patiem gaminti. Kuo daugiau patiem gaminti. Patiem gaminti. Kuo daugiau patiem. Verdami ir rūkami. Netgi didieji gamintojai, netgi ne mūsų klimatiniai zonai naudoja pjuvenas iš bambuko. Argi lietuviam yra artimas medis bambukas? O toks ir klausimas. Dešrytės taip pat, jeigu jos būtų daug priedų, ten šalia jūsų, jos būtų raudonos, ryškios, gordinės. Gražios. Matot, jos pilkos. Čia užmačiau, kad parašyta konservantai. Konservantas E250, tai yra nitritinė druska. Nitritinė druska visais laikais juk būdavo dėdavo salietra, seneliai, proseneliai ir taip toliau. Tai va čia tas ir yra. Beje, didieji gamintojai pusę lūpų kalba, kad būtent tokiuose turgeliuose išsipirkę teisę prekiauti jų produkciją, apsukrūs prekeiviai iš tikrųjų parduoda tik labai mažą dalį. Po žinomais mėsos perdirbimo įmonių vardais dažnai slepiasi pigesnė lenkiška ir neaišku ar patikima mėsa. Lygiai tas pats turguose. Turguose jūs nerasit irgi mėsos. Ten yra dar baisesnis dalykas, nes ten suveža visokį chlamą, netgi šitas visas skerdinas, kurios yra skirtos išvežti į
šiukšlynus. Dar įdomiau, prieš kelias dienas Alytuje buvo išaiškintas nelegalus mėsos cechas. Viename iš pagalbinių sodybos pastatų rastos mėsos tvarkymo patalpos, kuriuose antisanitarinėmis sąlygomis buvo laikoma ir tvarkoma mėsa, sūdomi lašiniai, ruošiami įvairūs mėsos gaminiai. Iš viso nelegaliame ceche rasta daugiau kaip 1000 kilogramų sūdytų lašinių ir kumpių, smulkintos mėsos, dešrelių, vyniotinių bei įvairių rūkytų mėsos gaminių, kurių kilmės nustatyti neįmanoma. O visomis šiomis gėrybėmis buvo prekiaujama ne kur kitur, kaip turgelyje. Beje, tikriausiai pamenate, praėjusiose laidose rodėme, kaip kiaulieną ir jautieną mėsos perdirbėjai gali apdoroti įvairiais būdais, pagardinti skonį praturtinančiais preparatais. Tiesa ta, kad su paukštiena galima atlikti lygiai tokias pat mėsos masažavimo ir akupunktūros procedūras. Mokslo pasiekimai ir laimėjimai leidžia per rekordiškai trumpą laiką užauginti broilerį rekordininką ir taip viršyti įmonės 5-mečio planus. Standartai dažniausiai yra palankūs gamintojui, o įvairių priedų, stimuliatorių, elementų, mikroelementų naudojimas tam tikromis normomis yra leistinas. Klausimas tik tas, ar vartotojas to nori. Su paukštiena yra štai koks dalykas. Jeigu yra bėgiojanti višta, kaimiška višta, tai visų pirma jinai yra geltona. Taip skiriasi nuo tų melsvos dvėselienos. Kitas rodiklis yra dar geresnis. Tai kai paėmė šitą vištagyvį ir verdi sultinį, tai pasklinda smarvė virtuvė. Ir gaunasi toksai drumzlinas bjaurus sultinys nuo tos vištos. O jūs paimkit kaimišką vištą, arba net kad ir nusibėgiojusi gaidį ir pradėkit virti. Neatidarykit langų. Jokių būdų negalima. Nesubėgs visi kaimynai ir atims. Mes tarėmės su įvairiomis mėsos perdirbimo įmonėmis dėl interviu, tačiau noro bendrauti nebuvo daug. Susitarti dėl filmavimo slaptame valstybinėme objekte turbūt yra lengviau, nei pasikalbėti su įmonėmis, kurios savo etiketėse deklaruoja esantys rūpestingesni nei jūsų mama, naturalizmo fanatikai arba istorijos korifėjai, nes kas žino, iš kur bočiai traukia aromato ir skonio stipriklius. Vis dėlto, viena paukštienos perdirbimo įmonė sutiko mus priimti. Mūsų skerdykla ir mėsos perdirbimo cechas yra vienintelė specializuota Pabaltijos šalyse kalakutienos gamybos įmonė. Pas mus yra skerdykla, toliau išpjaustymo padalinys ir mėsos perdirbimo padalinys, kur gaminami tiek virtos dešros, tiek parūkytos dešros ir dešrelės, pusgaminiai kalakutienos ir šaltai karštai rūkyti gaminiai. Pati skerdiena, mėsa neišpjaustyta, būna sterili. Tam, kad jinai kuo ilgiau galiotų, turi būti greitai išpjaustoma šaltoje patalpoje ir staiga greitai supakuojama vakuume arba naudojant apsauginės dujas. Tam, kad produktas išliktų kuo mažiau bakteriologiškai užterštas. Tada jis ilgai galioja ir nereikia naudoti jokių konservantų ar papildomų priemonių. Virta dešra nuo seno vadinama šlapia dešra. Kodėl? Todėl, kad joje jau tradiciškai pagal receptūrą pilama vanduo. Arba kalakutienos mėsa, kalakutienos riebalai, kalakutienos odelės. Nereikia išsigąsti, pamačius, kad sudėtyje nurodyta kalakutienos, sakykime, tik 50%. Toliau yra nurodoma dedama kalakutų odelės, kalakutų riebalai, kas taip pat yra kalakutiena. Tik tai išpjaustymo metu atskiriami riebalai. Sakykime, nupjaunama nuo krūtinėlės ir šlaudelės ir sudedama į virtą dešrą. Bet tai reikia išvardyjama mažėjančia tvarka, nurodoma kalakutienos liesos mėsos procentas, toliau sudėtinės dalys ir kurioje vietoje žiūrėti, kurioje vietoje yra vanduo. Nes jeigu jis yra 4, 5, reiškia, jo yra tikrai daug mažiau negu kalakutienos. Skaninam, aišku, druska ir natūraliais prieskoniais, tai tinkančiais kalakutienai, tie patys pipirai, kvepiantys pipirai, rozmarinas, bet dauguma yra natūralių prieskonių. Šiek tiek yra prieskonių mišiniai, kurie taip pat yra
Technologų sukurti prieskonių yra gamyklos, kur technologai taip pat dirba ir sukurti prieskonių mišiniai specialiai kalakutienų. Taip panaudojant jį gaunasi skaniausi gaminiai. O pagrindinis konservantas, kaip ir nuo seno, kaip žinote, ir močiutės naudojo, vadino ją salietra, tai yra nitritinė druska. Dabar tiesiog tas natrio nitritas yra gaminamas kartu su druska tam, kad gaminiai būtų ružavi. Juk nelabai norėtumėt pirkti dešrą pagamintą pilkos spalvos. Nors ji būtų skani, bet jūs tiesiog jo vaizdas taip pat yra svarbu. Norisi, jei gaminys atpjautas, norisi, kad jis būtų ružavas. Rožinės natūralios spalvos. Skonio stipriklių kai kur mišiniuose yra, bet viskas yra išvardinta etiketėje. Žmogus gali pasirinkti. Dabar tikrai kiekvienas žino, kad galima. Yra labai daug mišinių be skonio stipriklių, natūralus skonis. Yra ir su jais, galima tiesiog paskaityti etiketį. Mėsos gaminio kokybei nebejotinai įtakos turi ir tai, kuo buvo šeriamas gyvūnas prieš skerdimą. Gamintojai teigia, kad niekuo neapdorota mėsa net gali įgauti tam tikrą skonį. Tiesiog pati mėsa, ji gali ir daug kas ir verda, ir naudoja be druskos, todėl kad pati mėsa turi savo skonį. Tai yra nuo to, kad šeriama pašarais, kurie įtakoja mėsos skonį. Ir pati mėsa yra skani. Druskos joje, kad ir nėra, bet atrodo, kad nereikia jos nieko gardinti. Pati mėsa yra skani. Pašarais lesiname tik tai pagamintais mūsų Arvi įmonių grupės pašarų gamykloje. Ir didžiąją raciono dalį sudaro grūdai, kaip ir bazinė tokia dalis, o visi kiti komponentai, kaip soja ir visos kitos mineraliniai priedai, vežamės iš užsienio, kai kas yra Lietuvoje. Tai prasme, kalakutas gauna to, ko jam reikia, nei per daug, nei per mažai, kad patenkintų savo visas fiziologinės poreikius, jam užtektų ir sveikai augti ir užauginti mėsą. Visų pirma, kad paukštis ar bet kuris kitas gyvūnas greitai užaugtų, jam reikalingi 3 pagrindiniai dalykai. Tai gera sveikata, geras pašaras ir gera genetinė bazė tokia. Tai jeigu tos 3 dalykus tu turi aukštam lygiai, tai turėsi gerus rezultatus. Na ir dar plius, kas be ko laikymo sąlygos, yra irgi labai svarbus dalykas. Na, kaip matot, kalakutai pas mus tikrai sveiki, nes bendraujantis ir aktyvus. Pašarus mes turime gerus, sąlygas irgi išlaikom, taip kad tas mums leidžia pasiekti gerus rezultatus iš tikrųjų. Kad pašarai svarbu, sutinka visi, tačiau apie juos yra daug mitų. Juos išsklaidyti mums padės ekspertas. Antibiotikai gali būti naudojami 2 būdais, 2 tikslams siekti. Reiškia, pirmas tikslas tai yra gydymo tikslas, kada gyvulys sunegaluoja, tada veterinarijos gydytojas, reiškia, tam tikrą laiką gydo jį. Taip pat yra pašariniai antibiotikai, kurie skatina galvijų ir kitų gyvulių augimą, jų penėjimąsi. Tačiau ES nuo 2006 metų sausio 1 dienos pašariniai antibiotikai yra uždrausti, nes buvo pastebėta, kad reiškia, vystosi atsparumas žmonėse įvairių rūšių mikrobams, todėl šie antibiotikai ES nėra naudojami. O antibiotikai gydymo tikslais jie naudojami, bet tą visą procesą griežtai kontroliuoja atsakingos institucijos. Todėl mėsa, gyvulininkystės produkcija užauginta ES, taip pat ir Lietuvos ūkiuose, yra saugi vartoti žmonėms. Paima paršiuką, privaro chemikalų, kuris skatina ėdimą ir augimą. Ir viskas, ir tas paršas gyvuliukas ėda, atsiprašant, kakoja smarkiai, smirdi visą tą fermą iš toliausiai. Ir šitas gyvuliukas yra auginama. Čia tai būtų pusė bėdos, bet į velnes, tegu ten būna šitą, ne mėsa.
Bet kad šita pati mėsa yra paverčiamas skerdien. Tiek gamintojai, tiek ekspertai sutinka, kad už gerą gaminį reikia mokėti daugiau. Šį kartą Delfi LT rubrikoje Grynas klausėme, kiek daugiau sutiktumėte mokėti už tikrai kokybišką gaminį. Į mūsų klausimą atsakė virš 5000 svetainės lankytojų. Virš 60% respondentų teigia, kad yra pasiruošę mokėti 30% ir daugiau už kokybišką ir gryną mėsos gaminį. Išvada paprasta – žmonės pasiilgo kokybės. Todėl galbūt jau laikas mėsos gamintojams susimastyti apie savo produktų kokybę. Kitą savaitgalį – didžiausios pavasario šventės. Nieko nestebina, kad prieš Velykas kiaušinių kainos kyla į neregėtas aukštumas. Kasmet brangsta, kasmet driekiasi eilės, kasmet grasinama deficitu. Nusiraminkit, kiaušiniai tikrai niekur nedings. Statistikos departamento duomenimis vienas mūsų šalies gyventojas vidutiniškai suvartojo daugiau kaip 220 kiaušinių per metus. Kiaušinių trūkumas visoje Europoje atsirado po to, kai buvo įvesta direktyva dėl vištų auginimo narvų. Lietuvoje vištų auginimo narvai atnaujinti dar prieš keletą metų. Tuo tarpu Europos gamintojai to padaryti dėl kažkokių priežasčių neskubėjo. Čekijoje vienas kiaušinis šiuo metu kainuoja beveik 10 litų, Vokietijoje apie 3,5 lito, Estijoje apskritai apribotas perkamų kiaušinių kiekis. Tai smogė konditerijos pramoniai visoje Europoje. O mūsų prekyvietėse šiuo metu už jų pakuotę tenka pakloti 7-8 litus. Vilniaus gatvėse bandysim išsiaiškinti, ar žmonės perka kiaušinius Velykoms. Jeigu perka, tai iš kur perka, kiek moka ir ar šiais metais tikrai mokės. O iš kur kiaušinius gaunat? Perkat parduotuvėje ar kokiam turgui? Šiaip tai čia užsiima ponios, ten, mačiutė, žmona. Nu, bet jūs turbūt parnešat, kaip sako, reiškia, sumedžiot kažkur reikia jos. Nu, kaip, taip sakant, kaip krovikas. Aišku. Kiek jau būtų ta kaina, kad sakytumėt, nu už 10 kiaušinių aš tikrai tiek nemokėsiu? Nesusimąsčiau teisybę pasakius. Nes kasdien vis tiek perki valgyt. Nu, prieš šventės, jeigu pamatyčiau, kad labai jau, nu, tai 6 ieškočiau, kai būna dėžutėj pakuotė. Bet vis tiek pirktumėt? Nu, tai dažytai reikia. Nu, kurgi be kiaušinių. Medinių nepripirks, nepridrožinės. O iš kur kiaušiniai pas jūs atranda ant stalo? Iš parduotuvės ar iš turgelio? Iš močiutės turbūt, tai ten turbūt iš močiutės draugio. Kodėl tas kainų pakilimas toksai čia taip staigus įvyko, nes vis tiek, jeigu atsakot, jau žinot, kad pakilo? Šiaip kažkur esu girdėjus, kad, ta prasme, vienai vištai kažkoks plotis padidėjo. Nu tai dėl vaikų, tai tada galim būti kibirais pirkti, nes jiegi daužo, nu tai... Ne tik tai tiek, kad dažant jie sutrūksta, tai va dėl to labai gaila iš tikrųjų. Jeigu būtų tvirti kaimiški kiaušiniai, tai bet šiaip į kaimą važiuojam, tai ten gerų kiaušinių yra, bet savų tai reikia irgi nusivežti, padažytų. O kaip manot, kiek turėtų kainuoti jau tą kiaušinių dėžutę, kad sakytų žmogus, kad jau ne, šiemet nepirksiu, aš jau geriau ten medinį išsidrošiu, visam laikui turėsiu? Nežinau, dabar gana brangu, dabar jau. Aš tai žinau, kad prekybininkai mėgsta uždirbti šitoj vietoje, aišku, nesąžininga paprastų piliečių atžvilgių, nes vis tik kiekvienam labai skauda. Tai va šitoj vietoje tikrai nesąžiningi prekiautojai yra. Kaip tik galėtų nuleisti kainą, kad visi būtų laimingi per šventes, ar ne? Kad būtų malonumas toks, kad aš galėjau savo leisti ne tik valgyti, bet ir, sakykim, kažkokios atributikos nusipirkti. Tiesa. Praėjusiais metais kinai išmoko gaminti dirbtinius kiaušinius. Padirbti kiaušiniai labai panašūs į natūralius. Jie turi lukštą, trynį ir baltymą, tačiau iš ko pagaminti dirbtiniai kiaušiniai geriau jau nežinoti. Tai sodos benzoatas, laktonas, karboksimetilceliuliozės, kalcio karbido, lizino ir kitų medžiagų. Kas žino, gal brangstant natūraliems kiaušiniams, ant prekystalio sulauksime ir dirbtinių partijos. Tikriausiai pažiūrėjus Auksarankių laidą, kils noras dažniau užsukti į žuvies skyrių. Būtent apie tai ir kalbėsime. Kitoje laidoje kalbėsime ne tik apie tai, kokiais atspalviais dažomos lašišos, bet ir apie kitas žuvies produktų ypatybės. Iki skanaus susitikimo kitoje laidoje.